Nu ką, palinkė, dabar, žinokit, užsidainavau, pamiršau tos žodžius. Nu nieko, mes mylėsim, dainuosim ir visada iki vakaro, iki nakties vidurnakčio šoksim. Aš kviečiu antros komandos vertintoją tarti žodį. Jūs turėsit vertinti pirmos komandos pirmos komandos plastūnai ekspromto atlikėja Gabrielę. Gabrielė, pasirodykit visi. Na, prašau, vertinti galima viską. Ne, nu man tai patiko iš tikrųjų. Stygos ne visas buvo suderintas, ten čia nuo galo. Bet šiaip, nu, gerai. Sakyčiau 10. Ačiū. Šios komandos vaivorykštės vertintojai. Ir dabar norėčiau pakviesti trečiojo stalelio vertintoją pas mane. Mes dar galim. Vertintoja Lina vertins antros komandos vaivorykštė, ekspromto dainos atlikėja. Griaustinis šiek tiek užgožė nuostabų balsą ir jei nelemta ta baimė, tai būtų puikiausia sudainuota daina. Labai malonu. Ponia Bronelė, jūsų galimybės galėjo būti geresnės, kiek apšvietė kolektyvas. Bet jūs šaunuolė, jūs pasirodėte puikiai ir mums tikrai patiko. O dabar kviečiame penktos komandos vertintoją pas mus. Taip, noriu pasakyti tokį trumpą priekaištą. Čia turbūt dėl mikrofonų jums viskas buvo. Čia aišku, jūs tikrai nekaltas, jūs esate tobula. Čia yra kaltas operatorius, kadangi galėjo duoti truputį ir geresnį. Nu, ne geresnį, bet kitos gamybos gal gamintojo. Bet viskas yra gerai, kas liečia dainininkė. Toliau daina irgi, kaip sakant, jūs čia aišku tikrai nekalta. Čia yra daina kalta, kadangi tai buvo be pradžios ir be pabaigos. Jūs, aišku, nesėti savo sugebėjimų, kurie turėjo būti žymiai toliau. Čia vėl kaltas operatorius. Jis tai vėl išjungė pirmo laiko. Toliau. Toliau pas jūs nuostabiai auksinis tembras. Gal truputį ir parūdėjęs, bet tai vėl turbūt mūsų problema. Maisto pramonė gamina ten kažkokį priedą visišką. Jūs aišku valgėt ne tą, ką reikėjo prieš dainelę. Ir jūs, nu va taip kaip ir aš, ne tą gėriau, va ir va pasiekmės. Aišku, dar gal ir jaudulys, bet ne jaudulys, ne maistas. Taip. Toliau, aš kaip minėjau irgi, nu nesmaliginas, bet būsiu pranašas, jūs tikrai esate tobula ir jums tikrai garantuota antra vieta, kadangi aš negaliu pasakyti, kad jūs dainavote geriau už mūsų komandos narį. Jeigu jums patiko šis vertintojas, į mėlyną kortelę prašau įrašyti numerį 5. Jeigu jums patiko Remigija, ketvirto stalelio ekspromto dainininkė, į raudonąją kortelę įrašykite numerį 4. Kviečiame šeštos komandos Ežerėlio perlai vertintoją Egidijų. Artūras Kuzmickas paliko labai gerą įspūdį savo artistiniais sugebėjimais. Savo, pavyzdžiui, mes čia daugiau matom nugarų ten sėdėdami. Tai savo stuburo vingrumu jis galėjo grumti su savo dukros stuburo vingrumu. Puikiausiai. Kalbant apie dainos atlikimą, Artūras parodė ypatingai subtilę muzikinę klausą, sugebėdamas išdainuoti ne tik tai į toną, bet ir tarp tonų pasliaudžioti sėkmingai. Apranga buvo labai gera, iškilmingas, rimtas vyriškis. Tačiau pagalvokime apie šitą romėno aprangą, iškilmingą stotą ir visiškai nutrintą galvos viršugalvį. Sakoma, kad plaukai nuslenka pakaušiai trinantys svetimas pagalves. Mielieji, pažiūrėkime, pas jį plaukai nutrinti visur.
Neatsitiktinai, mėlyjeji, o čia visi krikščionys susirinkę. Jis dainavo ir šlovino nesantuokinės meilės džiaugsmus. Taip, kad šio atlikėjo moralę aš vertinčiau žemiausiai. Bet prisimenant jo teatrališkumą, artistam daug kas atleidžiama. Pirmos komandos plastūnai vertintojas Justikas, tos komandos atlikėja. Pasirodo, atlikėja, kad nepamirštų visi, kas tai daro. Na, panelė Jurgita, man iš tikrųjų iš dalies kaip ir patiko jūsų atlikimas to viso. Žinote, aš galėčiau daugiau judesiukų padaryti vien jūs vertindamas. Manau, mums reiktų atleisti šitai paneliai Jurgitai paneliai, dėl to, kad jinai nežinojo šio kūrinio. Ir taip pat balse išgirdau šiek tiek tokių papildomų kažkokių keistų garsų, kas priminė traktoriaus burzgimą. Arba operatorius kaltas, abelničiai žinoma, nors soniškai geras, man patiko savo. O dabar, kol gros šis kūrinys, prašau visus apsispręsti ir mėlynosios kortelės ir raudonosios kortelės savininkus kviečiu surinkti savo spalvos korteles. Ant tvoros kasdieną sėdėjo, vakarais traiškėjo, Dabar mes turime baltasias ir rudasias korteles. Jose reikėtų įrašyti patį geriausią komandos kapitoną ir patį geriausią komandos pavadinimą. Neskubam rašyti, nes mes toj viską pristatysime. Taigi, aš ateinu paklausti šios komandos kapitonės. Prašau, dar kartą. Prisistatyti, pasakyti, dėl ko jūs esate verčiausia šio vakaro titulo, kapitono titulo, bet tuo pačiu pristatyti ir komandos pavadinimą, dėl ko už jūsų komandą turėtų balsuoti ir jūs taptumėt geriausios komandos pavadinimo. 2 verdiktai. Nu? Gerai, tai dar kartelį labas vakaras, aš esu Monika Kiaušaitė, mūsų grupė komanda Klasūnai. Šūkį. Mes jauni. 1, 2, 3. Mes jauni ir mes jėga, mes Klasūnai, ha, ha, ha. Prašau papoti. Jeigu... Tai va, tikiuosi pabalsuosit už mus, nes mes faini, mes Klasūnai. Ir... Myliu, sakyk myliu. Sakė sakyt myliu aš jūs visus ir mūsų komandos pavadinimas tikrai yra tobuliausias ir pats klastingiausias ir balsuokit už mus. Jeigu jums patiko šios komandos Plastūnai pavadinimas, į rudąją kortelę įrašykit numerį 1 ir jeigu jums patiko šios komandos kapitonė, į baltąją kortelę įrašykit numeris 1. Tai aš esu kapitonė, Vaivorykštės mūsų komandos pavadinimas, mūsų šūkis, kolektyvas. Vaivorykštės komanda laimės, o jūsų verti galės. Mūsų stiprus labai šūkis, tad mes pasirinkom šį pavadinimą todėl, kad mūsų gražios kojos ir kojinės, mes turim aprangos foną, mūsų kolektyvas labai gražiai apsirengęs, Kviečiu labai ryškus. gražių kojinių šeimininkės iš sceną, prašau visos. Mūsų komanda mes dar galim. Atstovauju
aš šią komandą puikią ir mes turime parengę šūkį. Mes galėjom, galim ir galėsim. Nors atstovaujame Ežerėlių neįgaliųjų draugiją. Kadangi bus Eurovizija, mes keliausime į Euroviziją. Pirmiau reikia. Tylėk. Mes esam dar jauni, visi tokie gabūs, aktorystė viską. Ir dabar mūsų šūkis. Mūsų komandos vizija Peskio Eurovizija! Esame Ežerėlio perlai. Be mūsų iš Ežerėlio nebūtų. Tai mūsų komandos šūkis būtų... Kam žvyras, kam akmenys, perlai Ežerėlio! Žinai, kad mes paklagerbiais susirinkime. Antrojo stalelio pasirinktos dainos dainininkę. Aš matau, kad labai pasikalbėti mes norime, tada kviečiu pasirinktos dainos atlikėją atlikti dainą ir ką jūs pasirinkote, norėčiau išgirsti ir kodėl tai pasirinkote. 36 daina. Ne, dabar aš tik klausiu, koks pavadinimas ir kodėl būtent išsirinkote šią dainą. Jaunystė daina, o pasirinkau todėl, kad mes galėjom, galim ir galėsim. Kviečiu ketvirto stalelio dalyvę, kuri esą išsirinkus gražią dainą.
ežerėlio pasirinktos dainos